Kitados prie ežero gyveno žvejys su savo pačia. Jie buvo taip nuskurdę, jog nieko daugiau neturėjo, tik suklypusią trobelę, o maitinosi iš to, ką susigaudavo ežere. Vieną kartą žvejys gaudė žuvis kiaurą dieną iki pat sutemų, bet nė mažos žuvelės nepagavo. Vakare, ištraukęs iš ežero tinklą, atsisėdo laivelio gale, pasirėmė alkūnę į jo kraštą ir gailiai susimąstė apie savo nelaimę. Taip besėdėdamas nė nepajuto, kai priplaukė kitas laivelis ir dunkstelėjo į jo laivelio šoną. Tik tada žvejys, tartum iš miego pabudęs, išvydo prieš save jauną ponaitį. Tas gražiai jį pasveikino ir meiliu balsu paklausė, ko jisai toks nusiminęs. Žvejys jam apsakė visus savo vargus. Tada jaunasis laivininkas ėmė įkalbinėti: išsižadėk to, ko nepalikai namie, ir atiduok man, tada visko per akis turėsi. Žvejys suprato, kad čia velnias žmogumi pasivertęs jį gundo. Jis pagalvojo ir pagaliau sako: klausyk, kipše nelabasis, ko namie nepalikau, man tikrai negaila, gali sau pasiimti. Palauk, tarė kipšas, kad manęs neapgautum, imk peilį, įsipjauk pirštą ir savo krauju patvirtink tą pažadą. Žvejys, matydamas, kad kitaip nebus, padarė taip, kaip tas laivininkas geidė. O kai kipšas su jo raštu pradingo, jis sumanė pažiūrėti, ar tasai teisybę šnekėjo. Ir vėl užmetė tinklą. Netrukus ištraukė tiek žuvų, didelių ir mažų, gerų ir menkų, jog net tinklas plyšo. Žvejys, nudžiugęs, nuskubėjo namo pasigirti pačiai savo laimę. Bet kai tik perkėlė koją per slenkstį, trobelėje suvirko kūdikėlis. Ir žvejys tuojau pat suprato, kaip negerai pasielgė. Jis papasakojo pačiai apie savo laimę, bet nenutylėjo ir to, kad pažadėjo kipšui savo sūnų. Pati labai nusiminė, bet ką čia bepadės gailios aimanos. Vis tiek velnio nebesurasi ir rašto nebeatgausi. Nuo to laiko žvejui pradėjo labai sektis. Žvejybai gerai klojantis, jis praturto, o ir sūnus paūgėjo, buvo greitas, gražus ir išmintingas. Tėvai negalėjo juo atsidžiaugti. Anksti išmokė jį skaityti ir rašyti, tas baisiai pamėgo knygas ir netrukus tapo tikru galvočiumi. Bet tėvą visą laiką graužė rūpestis, kad sūnus parduotas velniui. Kartą jis taip sumanė: parašysiu laiškelį, kad esu jį nelabajam pažadėjęs, ir įdėsiu į knygą. Kai jis radęs perskaitys, žiūrėsiu, ką pats tada pasakys. Kaip tarė, taip padarė, o sūnus vienąsyk savo knygas bevartydamas užtiko tą raštelį. Greitai jį perskaitė, truputį pagalvojo ir nuėjo pas tėvą pasiklausti, ar tiesa, kas ten parašyta. Tėvas apsikabino sūnų, pradėjo verkti ir atsiprašinėti, kad netyčiom pardavęs jį velniui.
Tada sūnus pasakė: Tėtuši, neverk ir nesirūpink, čia ne tavo kaltė. Matyt, toks jau mano likimas. Dabar aš eisiu ieškoti pragaro ir gal kaip nors iš ten išsisuksiu. Tėvas ir motina iš pradžių nenorėjo jo išleisti, bet kai pamatė, kad sūnaus neperkalbės, pridėjo jam daug maisto ir išleido į kelionę. Mykolas, toks buvo žvejo sūnaus vardas, išėjęs ilgai klajojo po vieną girią. Pagaliau priėjo aikštelę ir tarp krūmų išvydo trobelę. Įžengęs į vidų rado seną raganą. Toji, jį pavalgydinusi, paklausė: Kur eini? Mykolas pasisakė esąs parduotas tėvo į pragarą ir dabar einas ten tarnauti. Tai še tau kamuolį siūlų, sako ragana. Išėjęs iš girios už 3 mylių prieisi labai gilią ir plačią upę. Mesk šį kamuolį per tą upę, tada pasidarys lieptas ir galėsi sausomis kojomis pereiti į kitą pusę. O čia štai antras kamuolys. Jo tau prireiks, kada prieisi antrą upę, dar gilesnę ir platesnę. Tokiu pat būdu perėjęs per antrąją upę rasi salą, o vidury tos salos karklynus. Į tuos karklynus įlindęs palauk, kol vidurdienį atlėks 12 ančių plukdytis. Tos antys bus paties Liucipieriaus dukterys. Kai jos nusileidusios pavirs mergelėmis, tu įsižiūrėk, kuri tau labiau patiks, o joms sulipus į vandenį ir nuplaukus toliau nuo krašto, pačiupk jos drabužius ir paslėpk. Ir tol drabužių jai netiduok, kol ji prižadės tau padėti. Mykolas pasiėmė abu kamuolius ir iškeliavo. Perėjęs per girią, netrukus užėjo plačią upę ir metė pirmą kamuolį. Pasidarė lieptas. Tuo lieptu perėjęs, toliau užėjo kitą upę, metė antrą kamuolį ir pasidarė dar geresnis lieptas. Taip sausomis kojomis perėjęs abi upes, rado salą, įlindo į krūmus ir laukia. Per patį vidurdienį atlėkė 12 ančių, nusileido žemėn ir pavirto jaunomis, skaisčiomis mergelėmis. Jos nusirengė, pasidėjo drabužius ant kranto ir sulipo į upę maudytis. Mykolas nusižiūrėjo, kuri iš jų gražiausia, ir vos tik mergelės toliau nuplaukė, jis nemačiom prisėlino, pasičiupo gražiausios drabužius ir vėl įlindo į karklyną. Tuo tarpu mergelės išsimaudžiusios išlipo ant kranto, apsirengė, pavirto antimis ir tuojau nulėkė. Tik viena žiūri šen, žiūri ten, neberanda savo drabužių. Vaikšto ji po salą ir šaukia: Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Mykolas išėjo iš karklyno ir atsiliepė: Aš paėmiau. Mergelė priėjo ir sako: Atiduok man drabužius, aš tau padėsiu, jei kokia bėda ištiks, arba apdovanosiu tave, kuo tik tu norėsi. Tada Mykolas apsakė jai visą savo vargą ir paklausė, ar ji negalėtų jam padėti. O toji sako:
tai tau reikia eiti pas mano tėvą. Žinau, jis turi tavo tėvo raštelį, tik sunku bus jį atgauti. Aš tau padėsiu, bet turėsi vargo, kol pasieksi mano tėvo namus. Kai eisi į tą pusę, darysis vis šilčiau, bet tu nieko nežiūrėk, o eik tolyn. Galop pasidarys taip karšta, jog sunku bus ištverti. Bet jei ištversi ir pereisi per tą karštį, tai rasi didelę pilį. Ten ir gyvena mano tėvas. Ta pilį apeik aplinkui, žiūrėdamas aukštyn. O kai pamatysi pro langą iškištą skarelę, žinok, kad ten aš gyvenu. Kada pas mane ateisi, aš tau pasakysiu, ką reikia daryti. Mykolas atidavė mergelei drabužius, ji apsivilko, pavirto antimi ir nulėkė. Eina jis į tą pusę, kur mergelė jam sakė ir kur ji pati nulėkė. Paėjo tik tai 3 myles, jau pasidarė šilta. Ir kuo toliau, tuo šilčiau. Galiausiai toks karštis ėmė svilinti, jog Mykolas nebeištvėrė ir atsisėdo ant žemės. Manė, nebeprieisęs pilies. O pilis jau buvo matyti iš tolo. Tokia graži, tokia daili, kad net akį traukė. Pailsėjo Mykolas, atsigavo ant vėsios žemės ir šiaip ne taip priėjo pilį. Eina aplink ją ir dairosi į viršų, bet niekur nuleistos skarelės nemato. Apėjo dar kartą ir visai nusiminė. Jau galvojo, kad mergelė bus jį apgavusi. Vis dar savo akimis netikėdamas, eina jis 3. ir paskutinį kartą aplink pilį. Gi žiūri, nuleista iš 3. aukšto plevėsuoja skarelė. Jis atskaičiavo langus, užlipo į 3. aukštą ir rado savo mergelę. Ši jį pamačiusi, nudžiugo ir sako: gerai, kad atėjai, bet netrukus tau reikės stoti prieš mano tėvą. Jei būsi linksmas ir drąsus, tai jam patiksi. Jis tau duos sunkius darbus ir jei tu juos nudirbsi, tai išsivaduosi, o jei ne, tai čia gyvybę paliksi. Bet nenuliūsk, aš tavęs neapleisiu. Įsidrąsinęs, Mykolas nulipo žemėn ir nuėjo pas patį Liucipierių. Žemai nusilenkė seniui ir laukė, ką tas jam pasakys. O senis pasižiūrėjęs sako: aš tavęs jau laukiau. Gerai, kad esi toks drąsus ir pats atėjai į mano karalystę. Tuoj velnių karalius jį užrašė į juodą knygą, davė gerti ir valgyti, ko tik širdis geidė, o paskui sako: aš tau duosiu kelis darbus. Jei juos nudirbsi, tai galėsi savais keliais eiti, o jei nenudirbsi, tai galą gausi. Pirmam kartui tavo darbas toks: šią naktį iškask ant kalno gilų šulinį. Privežk akmenų ir jais išmūryk šulinio kraštus, o dugną išliek marmuru. Šulinys turi būti pilnas tyro kaip krištolas vandens. Ir dar padirbk marmurinį kaušą, kad aš atėjęs turėčiau kuo atsigerti. Mykolą apėmė baimė. Jis galvojo, kad nuo pražūties niekaip nebeišsigelbėsiąs. Nuėjo liūdnas pas savo mergelę ir ėmė gailiai aimanuoti. Liucipieriaus duktė klausė, ką jam tėvas paliepęs.
Šis apsakė jai viską, kad reikia gilų šulinį iškasti, kraštus akmenimis išmūryti, dugną marmuru išlieti, padirbti marmurinį kaušą ir kad iki ryto šulinys būtų sklidinas vandens. Bet mergelė Mykolą nuramino. Eik šiandien be rūpesčio gulti, aš už tave viską padirbsiu, o rytoj anksti rytą nueik prie šulinio ir ten vaikštinėk, tarytum dar besidarbuojąs. Kada tėvas ateis vandens, paimk kaušą, duok jam per kaktą ir pasakyk, aš per naktį darbavausi ir tai dar negėriau nė vieno gurkšnio, o tu, išsimiegojęs, nori pirmas gerti mano gėrimą. Išvakarėse mergelė paėmė švilpynę ir sušaukė visus savo pagalbininkus, velniūkščius. Vieniems liepė čiupti kastuvus ir kuo greičiau kasti šulinį, kitiems gabenti akmenis, dar kitiems privežti su kubilais vandens iš šaltinių. Vos tik jis spėjo tai ištarti, lyg koks viesulas aplinkui suūžė. Išsibarstė velniukai į visas puses kūlveršiais, vienas šen, kitas ten, kai buvo liepta, ir akies mirksniu išpildė Liucipieriaus dukters prisakymus. Iškasė ir išmūrijo šulinį, pripylė sklidiną vandens, išnešiojo suverstą žemes ir viską gražiai sutvarkė. Pradėjus aušti, Mykolas atsikėlė ir atėjęs prie šulinio vaikštinėja, šen ir ten, kur ką reikiant darbę nudirbdamas. O senis Liucipierius, galvodamas, kad dabar galėsiąs Mykolą pražudyti, eina žiūrėti jo darbo ir randa viską taip, kaip norėjo. Duokš man vandens, tarė jis Mykolui. Šis to ir telaukė. Sugriebęs kaušą, kad tvos seniui per kaktą, tas vos neapvirto. Aš kiaurą naktį prakaitavau ir tai nė lašelio dar nesriūptelėjau. Tu per naktį drybsojai, o dabar ateini vandens gerti. Tavo tiesa, sūnau, atsiliepė senis ir nieko nepešęs nuspūdino į šalį. O Mykolas grįžo pas savo mergelę. Liucipierius stebėjosi, kad žvejo tokio sumanaus esama ir suko galvą, kokį darbą jam dar duoti ir kaip jį pražudyti. Kai Mykolas atėjo pietų, velnių karalius sako, šiai nakčiai duodu tau naują darbą. Turi išrauti ir sudeginti 5 valkų mišką, o tą žemę, kur stovėjo miškas, turi išarti, išakėti ir rugius pasėti. Kad tie rugiai per naktį užaugtų ir subręstų, o tu juos nupjovęs, iškultum, sumaltum ir duoną iškeptum. Kai aš rytoj ateisiu pasižiūrėti, kad būtų man ko valgyti. Tokį sunkų darbą gavęs, Mykolas parėjo namo, atsisėdo į kertę ir verkė. Mergelės paklaustas, ko taip gailiai ašaroja, jis atsakė, kaip aš neverksiu, kad man liepė šiąnakt 5 valkų mišką išrauti ir sudeginti, o skynimą išarti ir išakėti, ten rugius pasėti ir užauginti, paskui juos nupjauti, iškulti, sumalti ir duoną iškepti, kad tavo tėvas rytoj rytą gautų šviežių bandelių pavalgyti. Mergelė jam sako, nei tu čia verk, nei tu rūpinkis,
aš tave pavaduosiu. Kai atėjo vakaras, ji liepė jam gultis, o pati sušvilpė švilpynę ir kad prilėkė velnių 9 galybės. Ji prisakė skirtą mišką išrauti ir sudeginti, skynimą išarti, rugius pasėti ir taip prižiūrėti, kad jie per naktį užaugtų. Paskui tuos rugius liepė nupjauti, iškulti, grūdus sumalti ir duonaitę iškepti. Velniukai stačiom galvom išlakstė, tartum viesulas į mišką nūžė ir bematant medžius išvartė. Žemę išdirbo, rugius pasėjo, rugiai tuojau sudygo ir laistomi užaugo, o paryčiui jau ir duonaitė buvo iškepta. Pradėjus aušti, velniai išsiskirstė, o mergelė greit Mykolą prižadino ir liepė jam eiti laukti tėvo. Kai jis ateis ir norės duonaitę valgyti, tu pilk jam su bandele per kaktą ir pasakyk: aš kiaurą naktį dirbau ir tai dar nei vieno kąsnelio neragavau, o tu tik dabar atsikėlęs nori valgyti. Mykolas nuėjo prie ugniavietės ir laukė, kol duonelė baigs kepti. Netrukus pamatė, kad senis susilenkęs guru guru atgūrina. Na, ar jau iškepus duonaitė? Mykolas atsakė: jau iškepė. Senis paėmė pagrandėlį, pralaužė ir jau norėjo valgyti, bet Mykolas jį jam iš nagų ištraukęs, kad vos per kaktą: aš kiaurą naktį dirbau ir tai dar neragavau, o tu tik dabar atėjęs jau nori valgyti. Tavo valia, vaike, atsakė Liucipierius, matydamas, kad ir šį kartą jam nepavyko Mykolo įveikti. Ta pačią dieną į vakarą velnių karalius vėl Mykolą šaukė. Šis nuėjo ir klausė: dėl ko mane šaukei? Liucipierius sako: antai 40 sklypas. Per naktį jį turi aptverti aukšta tvora ir padirbti geležines duris. Tame sklype prisodink visokių medžių kaip gražiausiame sode ir kad tie medžiai per naktį užaugtų. tą sodą prileisk pilną paukščių ir žvėrių, visokių po porą. Mykolas vėl parėjo namo ir ėmė aimanuoti. Mergelė klausė, kokį darbą šį kartą tau mano tėvas davė. Šis viską išpasakojo, o ji jam liepė gulti ir nesirūpinti. Pati išėjusi tik sušvilpė ir kad prilėkė velnių, net juoda. Jiems liepė skirtą sklypą užtverti, duris geležinės įtaisyti, medžių prisodinti, visokių paukščių ir žvėrių po porą prileisti. Velniukai paknopstomis puolė prie darbų. Vieni tvorą atvėrė, kiti medžius sodino, treti juos laistė, kad greičiau augtų, ketvirti paukščius ir žvėris gaudė ir padarė tokį sodą, kad ir geresnio nereikia. Anksti rytą mergelė Mykolą prižadino ir liepė eiti prie geležinių sodo durų, laukti senio. O senis, kur buvęs, kur nebuvęs, tik pašlumšt ir ateina. Priėjęs žiūri, medžiai sode žaliuoja, paukščiai gieda, žvėrys riaumoja. Gerai darbas padarytas, pagyrė Mykolą senis ir liepė eiti atgal į pilį. Vakarop velnių karalius vėl pasišaukė Mykolą ir sako, šiąnakt aš tau daug darbo neduosiu, tik išjodinėk kumelę.
Nieko nelaukęs, Liucipierius jį nuvedė į arklidę ir parodė juodą kaip krosnies kakta kumelę. Išgirdus juos ateinant, kumelė ėmė kanopomis kasti, spardytis ir prunkštauti. Mykolas tokį baisų gyvulį pamatęs nusiminė. Grįžo jis namo, atsisėdo į kertę ir gailiai dūsauja. Dabar jau man vargšui galas. Tokia kumelė tuojau mane numes ir sumindžios. Tuo tarpu atėjo Liucipieriaus duktė ir išgirdusi, kad reikia kumelę išjodinėti, ji nuramino Mykolą ir liepė jam gulti, o pati prižadėjo vietoje jo viską padaryti. Tik iš ryto nueik pas tėvą ir pasakyk, kad kumelę išjodinėjai. Sutemus, Mykolas ramiai savo atsigulė, o mergelė pasikinkė tą kumelę ir sėdo joti. Kumelė šoka piestu, daužosi į visas puses, spardosi ir lekia kiek tik gali. Bet tai nieko nepadeda. Velnias juk moka joti ant arklio. Mergelė taip nuvargino kumelę, jog toji pavargo ir liovėsi spardytis ir dūkti. Jau buvo praaušę, kai mergelė parjojo namo ir įleido kumelę į tvartą. Netrukus atsikėlė ir Mykolas. Nuėjo pas Liucipierių ir pasakė, kad kumelę išjodinėjęs. Dabar Liucipierius pradėjo galvoti, kas čia gali būti, kad Mykolas visokius darbus nudirbti sugeba. Pasakė Mykolui, kad jam duosiąs išjodinėti dar vieną arklį, o jei ir tą padarysęs, tai galėsiąs keliauti, kur širdis norėsianti. Liucipierius pats nuėjo į arklidę ir pasivertė arkliu. Senio vežėjas parodė tą arklį Mykolui. Šis pamatė eržilą juodą, tokį pasiutusį, kad storiausios grandinės vos begali pririštą išlaikyti. Parėjęs namo, jis sako mergeliai, kas čia bus, kad dabar turiu išjodinėti tokį baisų arklį. Jei nepasiseks jo suvaldyti, viskas gali nueiti niekais. Šį kartą ir mergelė nebuvo labai linksma. Ji atsakė, žinau aš apie tą arklį. Tėvas mano, kad tau kažkas padeda, todėl dabar pasivertė arkliu ir nori pats tave išmėginti. Mane jisai tuojau pažins, o man būtų gerai su tavimi išsigelbėti. Aš juk tam seniui ne duktė, aš esu tik užkeikta. Padarykim šitaip. Nukirpk tu man geltonas kasas, sušukuok plaukus taip, kaip tu nešioji. Duok man savo drabužius, o aš mėginsiu senį apgauti. Mykolas, drebėdamas, viską padarė, kaip jis sakė. Po to abu atsisveikino ir ji nuėjo į arklidę, kur laukė eržilų pasivertęs Liucipierius. Eržilas spardėsi ir piestų šoko. Jam iš ausų ir nasrų veržėsi ugnis. Nebuvo galima nė artyn prieiti. Tada mergelė paėmė geležinį šulą ir pradėjo jį mušti. Ar galva, ar ne galva, kur tik tai papuolė. Primušė aptramdė tą eržilą, pasižabojo ir sėdo joti. Jis lėkė nebe žeme, bet oru. Skriste skrido per laukus, per miškus, šokinėjo per griovius, per upes. Norėjo jojiką numesti, tačiau jam to padaryti nepavyko. Mergelė suveržė laužtiniais jam žandus, tvojo su kančium per šonus, kad dar greičiau bėgtų.
Kai Eržilas pagaliau pradėjo putoti ir staptelėjo, ji vėl drožė jam per galvą, per strėnas, vis smarkiau ragino. Galop Eržilą taip nualsino, jog ramiausiai namo parjojo ir įleido į tvartą. O Mykolas, mergelės sulaukęs, greitai iš jos drabužius paėmė ir nubėgo pas senį pasigirti, kad arklį išjodinėjęs. Įeina jisai ten, kur velnių karalius gyvena, bet nieko neranda. Tik kiek palaukus, išspūdina senis iš gretimo kambario, su aprišta galva, visas vos be pajuda. Mykolas lyg niekur nieko pasisakė jam, atlikęs jam duotą darbą. Senis tik ranka mostelėjo ir liepė eiti namo. Mykolas linksmas grįžo pas savo mergelę ir abu labai džiaugėsi, kad pasisekė senį apgauti. Pirmą ir antrą dieną Liucipierius nieko nesakė, bet į trečią dieną pajuto, kad duktė jį jodinėjo. Tuojau pasišaukė ją su Mykolu ir sako: 3 dienas galite linksmintis ir daryti, ką norite, o jau 4. dieną aš jums parodysiu, kaip mane apgaudinėti. Šiuodu pradėjo galvoti, kaip čia reikėtų išsigelbėti. Šiandien pat turime iš čia bėgti, sako mergelė. Spjausime ant durų ir liepsime seilėms už mus atsiliepti, kada ateis mūsų žadinti, o patys tuomet jau būsime toli. Taip juodu ir padarė. Spjovė iš vidaus pusės ant durų, paskui jas užrakino, pasivertė karveliais ir išlėkė. Į 4. dieną senis atėjo jų kelti ir bildena į duris. Seilės atsiliepė: o kad mums dar anksti keltis, mes dar norime pamiegoti. Senis sako: gerai, šiandien dar miegokit, bet rytoj jau nebeleisiu. Kitą rytą seilės vėl taip pat atsakė. Čia senis viską suprato. Išlaužė duris ir draskėsi iš apmaudo, kad Mykolo su mergele neberado. Tuojau liepė savo greičiausiems velniams juos vytis ir abudu gyvus parvilkti. Velniukai kaip viesulas išūžė, net žemėje nuo jų kanopų dundėjo, o bėgliai jau toli buvo nulėkę. Mergelė prigulė prie žemės pasiklausyti, bene atsigena. Tik girdi, atšniokščia, atbilda visa velnių kirbinė. Tada ji sako: aš pasiversiu beržu, o tu būk žvirbliu ir strioksėk sau nuo šakelės ant šakelės, čirkšėdamas. Atūžė kipšai, lėkė sau ir pralėkė pro šalį. Kas jiems rūpi žvirbliai ir beržai? Nieko neradę, grįžo pas Liucipierių ir pasisakė, kad bėglių nebepavyja. Tada velnių karalius klausė: ar nieko nematėt pakeliai? Nieko neužėjom, tik beržą, o po to beržo šakas šokinėjo žvirbliukas. Kokie jūs mulkiai, sako Liucipierius, juk tai jie buvo. Reikėjo sugriebus juos man parnešti. Vykitės vėl ir žiūrėkit, kad man juos pristatytumėt. Velniai dar stipriau pasispardę vėl išdulkėjo, o mergelė, ausį prie žemės pridėjusi, išgirdo žemę dundant ir suprato, kad vėl juos atsiveja. Kuo greičiausiai ji pavertė Mykolą seneliu, o pati pavirto į pušį ir liepė tam seneliui pušį kirsti. O kai velniai paklaus, ar nematei lekiant bernelio su mergele, tu atsakyk: kada buvau jaunas,
ir man ūsai dar nedygo, tai atmenu, kad ten lėkė. Senelis paėmė kirvį ir atsivėdėdamas pradėjo pušį kirsti. O velniukai pribėgę klausė, ar nėjo pro šalį bernelis su mergele. Senelis atsiliepė, kol jaunas buvau ir ūsai dar nedygo, matydavau einant. O dabar pasenau, man tokie dalykai neberūpi. Koks tu mulkis, atrėžė velniai, supykę už tokią jo kalbą. Ir vėl grįžo namo be nieko. Liucipierius, už kvailumą velnius gerai pritalžęs, pats lyg baisiausias viesulas išūžė. Mergelė prigulė prie žemės ir išsigando, išgirdusi patį Liucipierių atlekiant. Ir sako Mykolui, aš virsiu ežeru, o tave paversiu antimi. Tu gerk ir gerk iš ežero vandenį ir niekaip nenustok. Bematant ir Liucipierius tarsi griaustinis atbildėjo. Pamatęs ežerą, puolė ant žemės ir ėmė vandenį maukti. Bet ir antinas be pertrūkio dažo ir dažo snapelį į vandenį, siurbė ir siurbė. Jau ežere nedaug vandens beliko, jau velnias artinosi prie anties, tik tai šį ūmai pliurkšt ir išleido iš gūžio visą vandenį. Tuoj ežeras vėl papilnėjo, o Liucipierius nesiliauja gėręs. Galop jis pritvinko lyg baisiausias bosas ir persprogo, o visas vanduo sutekėjo į ežerą. Po to ežeras vėl atvirto mergele, o gaigalas bernaičiu. Ir abudu pasivertę karveliais lėkė toliau be baimės. Lėkė ir atlėkė į namus, kur Mykolo tėvai gyveno. Tada mergelė jam sako, įėjęs pasisveikink ir pasibučiuok su tėvais, bet žiūrėk, kad nebučiuotum brolių, kurių namie nepalikai. O jei nepadarysi, kaip sakau, tai mane visai užmirši. Mykolas pažadėjo saugotis ir nebučiuoti nematytų brolių. Eina jis į vidų, bučiuojasi su tėvais ir iš didelio džiaugsmo nei juste nepajuto, kai pabučiavo neseniai gimusį brolį. Ir tuoj savo mergelę visai užmiršo. Džiaugėsi tėvai sulaukę pražuvusio sūnaus. Susikvietė visus kaimynus ir iškėlė smagią puotą. Iš tos laimės nebežinojo, kaip besilinksminti. O mergelė vis laukė ir laukė, ar neišeis Mykolas jos įvesdinti, bet nesulaukė. Tada suprato, kad Mykolas ją užmiršo. Ji paėmė netoli mieste namelius ir viena tenai liūdnai gyveno, kepdama pyragus ir juos pardavinėdama. Ant tų pyragų ji visada pirštu išraitydavo tokius žodžius. Sakiau, kad nebučiuok, o tu pabučiavai ir mane užmiršai. Tai praėjo 4 metai. Mykolas jau žadėjo pačią vesti ir nuvažiavo į miestą, ko reikia apsipirkti. Kai jau visko į vežimą prisikrovė, staiga atsiminė, kad jaunesniajam broliui reikia parvežti kiškio pyrago ir užėjo pas kepėją. Ši tuojau Mykolą pažino ir ėmė gailiai verkti. Kaip visiems kitiems, taip ir jam padavė pyragą, kur buvo užrašyta. Sakiau, kad nebučiuok, o tu pabučiavai ir mane užmiršai. Mykolas neturėjo laiko į pyragą žiūrėti, įsikišo jį į kišenę ir išėjo.
bet keliu važiuodamas užsimanė sužinoti, kokį užrašą jis ten ant pyrago matė. Perskaitęs jį, pradėjo galvoti ir kaip per sapną atsiminė visą savo gyvenimą. Kuo greičiausiai jis nulėkė atgal į miestą, atsiprašė savo mergelės, parveždino ją namo, parodė tėvams ir papasakojo, kaip ta mergelė jį išgelbėjo. Tada vėl prasidėjo linksmybės Mykolo namuose. Svečių buvo pilna, visi šoko ir dainavo, kelias dienas puotavo. Ir aš buvau pakviesta į vestuves. Kartu su kitais gėriau, valgiau ir visko per akis turėjau.